Labas, brangus draugai ir bičiuliai, 6 minutės po 7 valandos vakaro ir jos klausotės radijo stoties ZIP FM. Su jumis Jonas ir Rolandas, radistai. Labas vakaras, vakaras. Jo, kartą per gražų mėnesį mes turime savo fainą rubriką, kurią pristato Sportin. Ir mes kviečiamės įvairiausius sportininkus. Didžiuosius, stipriuosius, kietuosius sportininkus pas save į svečius. Ir šiandieną vienas iš labiausiai sportuojančių žmonių Lietuvoje, tai yra Eleonoras Leonardavičius Pobedonoscevas. Ja. Labas. Labas. Kaip laikaisi? Gerai. Ne vienas atėjai? Jo, čia dažna mano palydovė. Beje, jinai šiandieną vadina save Leonora. Antrasis krikšto vardas. Šiaip įprastai Emilija kviečiam. Labas. Šiandien gerai jaučiuosi dėl to, kad... Ar seniai jūs kartu? Su ją? Jo. Jau, žinai, 7,5 metų. Wow, stažas. Tu kaip užgrotų čia, va tas daiktas. Tai va, tu klausai neatsakiau, vis numušinėjai mane kitais klausimais. Šiandien žiauriai gerai jaučiuosi, nes po ilgos pertraukos, kaip tu sakai, pasportau, pabėgiojau. Vat, ir šiandien turėjau laisvą dieną, tai turėjau labai daug tokių prasmingų susitikimų, pasitvarkymų. Gyvenimo pasitvarkymų. Yes, labai gerai. O kur tu bėgioji ant to takelio? Sakai, galvoju, reklamuojam ar nereklamuojam? Ne, aš sakau, gal klube ar bėgioji po gatvės. Tokiu oru kaip ryte, kai saulė šviečia, tai stengiuosi lauke, o kai tokiu, va dabar, jeigu matėt, kas vyksta, tai takelis geriausias draugas, taip. Takelis. Klausyk, ar tu sportuoji? Šiaip, sportuoji? Nu, toks, ar matosi? Ar tu sportuoji? Nes bėgimas tai kažkaip ir ne, žinai, bėgimas. Po Velykų tai atrodo 100 metų nesusportavęs, nes per Velykas leidau savo. Ašgi matai, dar ne tik sportuoju, bet maistą reguliuoju, bet per Velykas galvoju sugriežysiu. O kas yra maistą reguliuoju? Tai reiškia, tu žiūri, ką valgai, ar tu stengiasi valgyti tik tai daržovės ir vištą? Čia, žinok, žiūri, ką valgai, tai plati savoka, tai principė, va, žiūri, ką valgo. Vištą vėjų iš raciono. Rimtai? O kokia mėsa tada? Žuvis. Aš ne veganas, aš tas, kuris valgo žuvis ir kiaušus. Doroju, tai... Ryžiai, kruopas, žaluma. Viskas tvarkoja, jūs nežiūrėkite mane kaip invalidą. Mes galvojame, prirašyti prie tų, kur ten čia. Neverdas riubų gal jau. Ne, čia žaliavalgiai. Rav. O Milė nesitempė į McDonald'ą, kaip priklauso damom, kurios norėtų. Damos dažniausiai tempė į McDonald'ą, aišku. Neseniai važiavom pro Hersburgerį, tai jinai, tėti, prašau, užvažiuokim pavalgyti brūdo, prašau. Ir taip ir sakė, ne? Rimtai. Gerai. Tarsi, mes piknaudžiaujam labai retai tuo dalyku, bet vaikui įstrigo tas terminas, kurį, skanus tas. Skanus brūdas. Bet skanus, bet pavojingas. Skanus, taip šiandien norėjau sustoti, bet ačiū Dievui. Ne? Atsilaikiau. Ačiū laikui, kurio buvo mažai ir atsilaikiau. Tai gerai, draugai. Šiandien svečiuose pas mus Leo, mes truputėlį išsiaiškinsim apie jo paties vaikystę, koks jisai buvo ir kaip jisai atsirado čia dabar, kur ir yra. Antra dalis gal bus daugiau apie sportą ir bėgimą. Jūs galite irgi drąsiai užduoti klausimus. Tai darykit mūsų elektroniniu paštu hello@radistai.lt. Tai kol kas pradžiai jums tiek. Leidžiu muzikos, užsukit, pasižiūrėkit, kaip gražiai šiandien su kepurė, kokia gražiai atėjo Leo. Nuotrauka pas mus Facebook'e jau visai netrukus. 15 minučių po 7 valandos vakaro ir mes grįžtam atgal į eterį. Svečiuose didysis mūsų sportininkas šiandieną Leo. Mano. Prašau, vyrukai, prisėskit gražiai. Kadangi šiandieną mūsų šiaip pirmadienis yra tokia svečių diena, tai pradžiai pakalbėkime apie mūsų, kaip čia, pergalės nešėją, o vėliau ir prijungsim šiek tiek sporto ir sužinosim, ką Pobedonoscevas veikia gyvenime su sportu. Tau nepaprašiau pravardį arba vardu į mane kreiptis. Lionikas. Tu iš tokia pūrė Lionikas. Liolik į bolik. Leonardai. Kur tu gimėjai? Aš vietinis, Karinoj, kaip sako. Iš kurio rajono tu esi? Žirmūnasai, prieš Žalgirio stadioną rinktinės 19, nesvarbu koks būtas. Labai stipru, labai stipru. Jo, dabar tai yra mano lizdelis, mūsų lizdelis, kai mes norime pasilikti savaitgaliui iki paryčių, tai mes nakvojame, mes šiaip užmiestį gyvenam, tai, bet...
centre. Bet v centre, patogiaugi, žinai. Tai va. Tiesiog toks klausimas, tu gyveni prie stadiono? Taip. Kokią tu mokyklą esi baigęs? Didžiuojos, sakydamas, kad baigiau 9 vidurinę, taip vadinamą 9 fortą, dabar Švento Kristoforo, žodžiu. Ar tu buvai geras mokinys? Aš buvau, mane į kampą mėginiai įvaryti. Ne. Aš buvau fainas, nenuobodus mokinys. Hiperaktyvus. Jo, pakankamai aktyvus, ypač darželėje buvau toks, darželė laikotarpis apskritai, kadangi Vidzeką mes turėjom ir krūvą filmų apie... Tai žodžiu, kovos filmai buvo mano favoritiniai, tai aš buvau toks Mušeika, kuris turėjo vyresnį brolį, 10 metų vyresnis. Ir jeigu ką, visą laiką užnugarį turėjau, tai baisiai drąsus, nesvarbu, vyresnis, žymiai vyresnis už mane. Mokėdavai suktuką padaryti, virtaką? Virtaką. Nebuvau tiek lankstus, bet drakaškė. Jo, kojam ir kumščiais varėmės. O tai kaip kovos meno specialistas pateko tada po mokyklos iš karto į teatralinį? Po mokyklos... Ar ne? Ar į armiją? Ne, beje, tam, kad į magistrą, tam, kad neįti į armiją, mes patekom į magistrą. Laikėmės magistro laipsnį, tam, kad Ar tu iš karto įstojai į repertuaras nesubirėtų. Kaip? Ar tu iš karto į univerą stojai? Aš žinok, iš karto į univerą stojau, opcijų buvo nedaug, archeologija būtų antroji opcija, bet su istorija nebuvau labai, šiaip mėgau, bet nebuvau labai strapus, tai turbūt ten būčiau neįstojęs, nebent jeigu labai mažai stojančių, nesidomėjau. Bet trečioji opcija būčiau išvažiavęs metams kur nors, pakeliauti, užsidirbti kur nors užsienį. Tai tu įstojai? Tai aš įstojau į aktorinį, va taip... O kaip tu supratai, kad tu nori studijuoti aktorinį? Tai jis jau darželį. Aš matai, ne darželį. Gal močiutė nuvedė? Ne. Iš tikrųjų, turiu dėkoti Violetai Tapinienei, mūsų mokyklos mokytoja, legendinė Tapinienė. Vat, jinai turėjo tokį teatrinį būrelį, aš tuo metu draugavau su pirmąja mano meilė, jinai ten aktyvistė buvo tam būrelėje ir jinai kartą Violeta sustabdė mūsų porą ir sako, šiandien į repeticiją ir savo berniuką atsivesk. Tai vat atsivedė ir... Kiek metų buvo tada? Kiek metų? 14 arba 15. Tai vat nuo tada kažkaip tai tų būrelių buvo ne vienas. Ir kažkaip patikdavo. Daug vilčių nedėjau, nes kažkaip labai nevertinau savęs taip kaip dabar. Gerai, kiti vertina. Ne, kiti neįvertina, tai ko pats neįvertina. Jo, bet žinok, viena tokių frazių, kuri dažnai skamba mano galvoje, ausyse ir kuri įkvepia ir kuri principiai ir pastumėja ir aš stojimuose buvau kaip torpeda, tai tos pačios Tapinienės žodžiai man papasakojo, nes aš negirdėjau, man tiesiogiai nesakė. Aš kažką durniavau scenui per repeticiją ir mano kolegijai, reiškia, pasakė, o šitas berniukas, brač, toliais. Ir man paskiau pašnipždėjo. Tu žinai, Tapinė, ką sakė. Kažkada tai sakė, ar tą dieną, kai sakė? Ta dieną vėliau. Ta dieną vėliau, jo, bet taip kažkaip tai... Tu iki šiol atsimeni šitą, ne? Labai. Tai jėgų pasitikėjimo jau čia davė 110%, ne? Jo. Ar tu paklautės, negaliu jos nuvilt, tikrai tapsiu geriausiai. Ne tai, kad jos nuvilt, bet pasirodo galiu. Pasirodo... Ar tu darai kažką papildomai tam, tarkim, ar užtekdavo tik būrelio, ar tu grįždavai namo, žiūrėdavai filmus ir bandydavai atkartot frazes, vaidinai kažkokius tai aktorius, bandėjai interpretuoti į veidus? Nei tekstų mokys, nei vaidinai, tiesiog tu esi toks maladėts ir tiek. Fainas. Tos fainas, žinai, iš pirmo kurso buvo vos neišmestas. Kodėl? Buvau labai šustras pirmam kurse, mes ten bene vieningiausias mūsų kurso laikotarpis, pirmas kursas, kur mes ten parkelį, alus, visi kartu, visą laiką 15 galvų. Bėgam kartu. Jo, bet mes ir dirbdavom ten 7 dienas į savaitę, bet kažkiek tai vakarų likdavo. Tai
Ką aš norėjau pasakyti, pamiršau. Kad tave neišmetė. Ai, tai vat, bet aš buvau šustras ir pastoju ginčydavosi su to pačiu Tuminu, su pedagogais visais. Toks gaidelis buvau, kuris protingesnis už visus, viską žinau. Ir paskutinis egzaminas vasaros buvo ir aš ten kažkaip tai sumaliau labai. Ir manęs ir klausė paskiau po egzaminą. Sako, o būk atviras, tu čia dabar stoji į aktorinį. Ne dėl to, kad tavo pažymiai buvo prasti ir dėl, kad tu negalėjai kitur stoti. Ir tai vat, žodžiu, sumalė su brūdu. Ir tu pasikeitei tada? Ir aš tada vasarą buvo tokių labai sunkių periodų, ruduo. Antras kursas, tai geriau išbraukti iš vis, iškirti iš gyvenimo, nes tai buvo tokia reinkarnacija, kas aš, kodėl aš. Tarsi, žinai, kai tu toks pasitikintis viską galiu ir staiga tau pasakot visą, ką tu darai, tai yra visiškas mėšlas ir au. Ir kas padėjo tau atsistot? Ir kas padėjo, padėjo, galiu pasakyti, aš tada su Ineta Stasilyte gyvenau, žinote. Tai jinai buvo tokia kaip mano draugė. O gyvenant kaip kambariokai tiesiog? Jo, 4,5 metų maždaug kaip kambariokai. Reiškia, tu skaniai gaminai, jinai gerai tvarkėsi, taip? Žodžiu. Tai jinai buvo ta med seselė, kuri mane palaikydavo, žinai, kai tekdavo pašaroti. O pasitikėjimas viena kursiokė, kuri yra vardu Valda Bičkutė. Ir jinai mane pakvietė... Bičkutė, jo, mes kartu dabar kaip tik repetuojame spektaklį trio. Linkėjimai, Bičkutė. Būtinai. Labai gražias pavardė. Yes. Tai vat, nepaisant, tada prasidėjo ten Čechovo apsakymų, reiškias, etiudai ir visi ten turėjo po kelis, reiškias, etiudus, aš neturėjau ne vieno, turėjau mono tokį, nieks manim nenorėjo pasitikėti ir vat jinai pasikvietė ir mes sukalėm labai, labai gerą dalyką, kurį paskiau 3 metus kars nuo karto pristatydavom žiūrovui netgi. Tai va, vat. Taip ir tu išsilaikei. Trumpą vieną dainos pertrauką padarom, norėčiau labai sužinoti toliau, kada tas buvo, kai žmonės sužinojo daugiau apie tave plačiau. Ar buvo toksai filmas? Ar filmas, ar spektaklis? Kai ne tik tai... Arba televizijos laida. Jūsų būrelio vyrauklėtoje pasakė, šitas berniukas eis toli. Ar du pirmais? Aš žinau, tarkim, tavo pirmieji dabar, sakykim, teatre, ar ne? Tu vaidinai belaukiant Godo, ne? Vaidinai berniuką. Tai buvo? Jo, buvo toks, likščioliai vaidinu. Yra dar tas, ne? Jo, kartais tenka pasitrumpinti ūsus ir barzdą. Tada duosit man 18 ir mažiau. Uždeda gražias kojines? Nebuvot? Nebuvo? Užeikit, pasijuoksit. Labai, labai geras tikrai spektaklis. Bene ilgai besilaikantis, tai čia net nežinau kiek laiko. Žodžiu, tai buvo... Metų? Gal nežinau. Bet ypatingas tuo, kad čia buvo tas spektaklis, kai man siuvo rūbus, kai jau scenoje, jau viskas dalyvalė. Čia buvo, gerai sako Jonas, čia buvo pirmas high-endas, ne? Yes, high-endas. High-endas šiaip buvo kursinis darbas mūsų ten Trifaldinas arba 2 ponų tarnas Goldonio, tai aš ten Silvijo tokį infantilą labai juokingą vaidinau ir ten pro visą Lietuvą išmaišėm ir aš ten labai visiems įstrigau ir nuo to laiko man teko kratytis nuo to sodraus vaidmens, nes jis kars nuo karto pasirodė kiekviename, žinai, spalvota. Infantilizmas? Sakykim taip ir daugiau. Yes. Gerai, trumpą pertrauką vienos dainos ir to susigirdės. 30 minučių po 7 valandos ir Levo. Jo. Žmogus, kuris... Voras. Aš išgyriau ir man labai patiko ir manau, kad paskutinis tikriausiai filmas, kurį mes matėm su juo, o jis ir yra paskutinis. Tai buvo Vienas Valentinas, ar ne? Valentinas vienas. Vienas ir Valentinas. Valentinas vienas. Tas, kur... Pats savo nereikalingas. Ir šiaip dabar jau didelė žvaigždė. Tu Aksų filmuose vaidinai pirmuose, kai buvo? Ar ne? Ne, Aksu, aš atsimenu tą projektą, ne. Nebuvo. Kažkaip buvo keli pasiūlymai, ar ten datos nesutapo, ar ką, bet... Tai klausyk, o kaip, pavyzdžiui, įsivaizduokim dabar žmonės, jaunimas, 12-okai, abiturientai, kurie planuoja stoti į universitetą, ar ne, ir jie galvoja, kad
yra faini, į muzikos ir dailės akademiją ir nori būti labai aktoriais. Ir kada, pasakyk jiems, kiek reikės laukti po įstojimo iki pirmo tokio breakthrough, kai tu jau galėsi ir už būtą susimokėti iš aktoriaus algos? Kad šiais laikais, brač, televizijos dėka, kažkokių tai serialų dėka, nežinau, renginių dėka, žymiai daugiau paklausos aktoriams yra. Bet aišku, tų aktorių, kiek žinau, nereikia juos priima, įdant, štampuoja, ne? Jo, įdant būtų pinigėlių akademijai ir konkurencija didėja, bet ir pasiūlos yra daug. Pavyzdžiui, pirmam kurse mums taip nuskilo su kolega Mantu Vaitiekūnu, tada dar kino studija stovėjo ir klestėjo, buvo pats įkarštis hollywoodinių projektų, nesakysim, kad ten super ekstra kino formato ten nebuvo, ten buvo labiau televizijos serialai ir filmai. Tai mums teko proga nusifilmuoti Velnio aritmetikoje. Tai ir ten nemažai pamainų turėjom. Nežinau, jeigu atsimenat, Kirsten Dunst tokia yra, labai populiari aktorė, amžinatilsi Murphy, bet vardo neatsimenu, tokia brunetė labai didelėm akim gražiom. Ten toks buvo pluoštas aktorių, visai neblogų ir žodžių. Studentam nuskilo, nes susidirbom jau į brauzinę, ne? Velnio aritmetika? Bandau. Tai ten mums, tikrai toks aukso luitas iš dangaus. O kada tu atėjai į televiziją, kada priėmėjai pasiūlymą, kad ras vieną kitą laidą, ar tu norėjai, ar tiesiog galvojai, papildomi litai? Ne, buvo taip. Nusifilmavau studentų filme, toks Vytas režisavo, Kernagytės vyras dabartinis, ir nusifilmavau pas jį labai sėkmingai filme, ten labai mane pripažino, aš ten toks charakterinis buvo labai... kiek atsimenu, juokingas buvo. Paskiau pastebėjo Stašaitytė, jisai režisavo Stašaitytės Šeštadienio rytą. Tik tais, aš kaip tik ir startavau su pirmosiom laidom. Ir aš vedžiau kulinarinę rubrikėlę. Jos laidoje, ne? Jo. Kiek tu metų tada buvo? Tai čia buvo prieš, mes tik susipažinom su žmona 10 metų atgal. Kiek man buvo, nesvarbu. Bet ten buvo paradoksalus fiasko, nes man labai buvo sunku. Ten iš tų, nežinau, kiek ten laidų buvo, tarkim, iš kokių 20, kokios 3 laidos buvo vykusios, kur aš atsipalaidavau, kur improvizacija liejos per kraštus, bet šiaip tai daug juostų sugadinau aš astai, dievagojaus kas kartą, nes, tas formatas, aš ir nesubrendęs dar buvau tam, ir kažkas ne tas buvo. O paskiau, po to myli, nemyli, žinai, iškart, pas Astos kolegė Lyvija. Myli, nemyli buvo labai sėkmingas projektas, kiek atsimenu. O kiek metų tas projektas? Buvo metų projektas, ilgai laikėsi pirmose vietose, ten, taip, aš atsimenu. Šovė, kad myli, nemyli. Myli, nemyli. Tai pradėjot pažinėti jau gatvėje, jau žinai vis tiek televizijos veidas. Taip, atsirado tas. Labai, kažkaip. Atsiprašau, gal galima su jumis nusifotografuoti, buvo tas, ne? Gal gali pasirašyti, nusifotografuoti. Leo, Leo. Buvo. O ką žmona Aidai sakė, nepavydėjo, kad tu labai dabar populiarus esi? Ar nebuvo tokio? Sėdėk namie! Aš nueisiu parduotuvę. Aš to tada dar nebuvo. Man žmona, žinai, bet buvo tamprus ryšys ir nebuvau aklas. Koketavau, neslėpsiu, bet neperžengdavau ribos. Viskas buvo kultūringai, Gerai. Tai dabar toks jau kitas klausimas. Kada tu atėjai sportuoti? Mes sportai mums sakė, kad tu esi didžiulis fanas bėgimo, ne? Kada tu jį atradai? Didžiulis fanas bėgimo. Mokykloje jau atradai, ne? Bėgimo. Kai tik įsiskyriau su Stasiulyte, reiškia, pradėjau sportuoti aktyviai, pakeičiau garderobą, persikraušiau į kitą točką. Čia tiek buvo viskas. Tai plėšiau, roviau iš širdies ir tai tada bėgiau atstumus, pabėgiodavau pusvalandį ir galvodavau, kad užtenka. O toks didesnis atstumas 10 km Panamai teko ruoštis ir turėjau būti geros formos. Ir kaip tik Kareninos buvo premjera, Anos Kareninos, Andželikos Cholinos spektaklis. Ir ten
toks, aš vartausi tokiu, nematėte, ne? Ką jūs matėt, vyrai? Mes nevainėnam ten, kur tu. Jūs man tik tai skambinat ir pasveikinat. Gerai, tai ir ten aš tokius... padarėm, nes kiti nepakėlė. Ir aš ten darau... Rimtai. Rimtai, ne? Nu ir viskas, viso gero. Ačiū, buvo malonum. Ir aš ten darau suktukus tokius Vankov-stanką ir vartausi keliais kojomis ir, žodžiu, aš ten nusibalnojau per repeticijas rankas ir man supuliavo viena ranka, kad čelintis nebegaliu, ruoštis Panamai reikia ir aš pradėjau, galvoju, bėgsiu tada, bent jau taip save grūdinsiu. Ir aš pradėjau bėgti ir aš porą mėnesių bėgiojau, grinai. Tik tais, kasdieną? Po 5-6 dienas savaitę aš bėgiodavau ir supratau, paskui, kai gavau pasiūlymą Crazy Idea Sierra Leone maratoną, tai prisiminiau, kad aš galiu 10, o kodėl negalėčiau 40. Tai bėgai 40 kilų? 2 kartus. Ir nubėgai? Nubėgau. Kiek užtruko? Ar 5 valandas užtruko, ne? Pirmas užtruko Afrikoje, tai 4,5 valandos, o čia Vilniaus maratone buvo 3,50 kažkas panašaus. Kaip jautiesi baigęs atstumą? Širdis... Kaip jautiesi bėgdamas? Ar norisi nusižudyti ar kažką tokio? Sakyt, gyvenime aš to daugiau nebedarysiu? Žinokit, papasakosiu, taigi patys susimanysit. Ne legendos tikrovė yra tai, kad endorfinai natūraliai būdų gaminasi ir toks nuovargis staiga virsta kažkokiu nepaaiškinamu džiugesiu iki ašarų ir tu viską myli, didžiuojas, džiaugies, aš iš Afrikos, atsimenu, tėvui skambinu, ašaros byra, negaliu valdyti, stabdyti, tiesiog iš kažkur šaltas salus Afrikoje atsirado, mes ten pradėjom šokti, išgirdau muziką, žodžiu, ką tik buvo sutrauktos kojos. Iš tikrųjų grojo, ar ne? Jo, bet žinai, tik kad bėgi, nieko nenori matyti, nieko nenori girdėti, paskiau tik pradės užuosti, girdėti. Man iškart sutraukė po finišo kojas, aš ten klykiau, mane mėgino atgaivinti, bet greitai ten praėjo viskas. O dabar Vilniaus maratone, kai bėgau, tai... Aš tik tai pabaigsiu, žiūrėk, aš mačiau, kad jūs buvot užsiklijavęs spenelius, ar ne? Tai pikantiška, net. Kas čia per bairis yra? Kas čia per bairis? Aktorių bairiai. Ne. Panamai. Inside joke. Per vieną pusmaratonį esu matęs tiesiog pas kelis kolegas maikutės krūvinas ties ta vieta, nes būna prisitrina. Čia priklauso nuo maikutės, bet netgi ta pati maikutė, kuri netrinė, vieną dieną gali pritrinti. Tai kam rizikuoti, žinai, tas nepilnas 4 valandas trintis ten atsiranda tam tikrose vietose. Ir ne tik tose, žinai. Eikti savo. O kur baisiausiai? Kaip baisiausiai? Pėdas, kulnas. Ne. Yra baisiau. Ne. Moterim tos problemos nėra bėgant. Matai, nesu moteris, nežinau, ką nebuvau. Bet nepasišnekat, jūs taip profesionalai tarpusai išnekasi. Žinok, maratoniškių nedaug esu sutikęs, o gal nesu sutikęs. Kažkaip neteko. Tu esi vienintelis Lietuvoje maratoniškis? Ne, maratoniškių aš turėjau menį panelių. Tai va, tai... Tu norėjai manęs paklausti, ar aš klausiu pas merginas, ar jos klyvas? Tu šitą nežinai. Ir ne tik spenelius. Bet galim nuspėti, manau, kad turėtų. Supratau, mes galim pafantazuoti. Ne, jis turi kitokios tiesiog sudėties, matodo, pas jūs elastinės tos maikės būna, gal jūs netrina? Ja. Nežinau, reiks paklausti. Bet aš tai nutraukiau, tada mes baigiam su Panama ir čia pusmaratonis. Jo, tiesiog galvojau pritaikyti afrikiečių sistemą, o pas jūs yra taip, tie, kurie pirmas vietas atbėgo tenais, aišku, vietiniai buvo. Tai mes klausinėjom, kogi jūs maitinatės, kaip jūs bėgat. Jie pasirodo, ten maitinasi 3 ingredientais, ryžiai, kokosų pienas ir trečio neatsimenu. Vanduo? Ne, dar kažkoks eitais. Ten principė daugiau ir nėra ką valgyti. Kaloringi reikalai visi tokie. Jo, o pavyzdžiui, o bėgimo metu jie nevartoja nieko. Jeigu ten kas 3 km buvo stotelės, ten elektrodai, vanduo, užkanda kažkokia, tai jie nieko, jie tik tai bėga. O kas yra elektrodai? Tokie papildai, kurie... kadangi tu mineralų labai daug išeikvoji, tai ten tokia dozė to, ko reikia ir atgaivina ir šiek tiek energijos priduoda. Tai va, tai jie nieko nevartoja, jie tik tais bėga ir jie ir dėl to ir atbėga. Ir aš va čia Vilniui, aš bėgiodavau, ruoždavausi, bet aš papildų nebenaudojau, tik magnį kažkiek tais. Ir tą dieną aš beveik nestojau, gal porą kartų atsigėriau. Ir beveik vykusiai atbėgau, bet iš tikrųjų paskutinius 3 kilometrus jau alpo smegeninė, ten visiškai, nes
toks alkis užėjo. Aš tik atbėjau, tik kirtau finišo liniją, reiškia, ten apspito giminės draugai ir pas ką maišelį, pas ką šokoladą, viską kaip beprotis, ten rijau. Ten žostkai buvo, labai blogai. Ir tas tęsiasi kokią valandą. O kodėl čia taip atsitinka? Tiesiog, taip išikvo. Taip organizmas įsigando, galvoja, kad viskas. Tiesiog, matai, vis tiek energiją teikiantis dalykas yra maistas. Koks ten bebūtų, bet tai biški resursų išeikvojo. O tas kiam kilų bėgi, tu gali kažkiek pailsėti? Faktiškai turėtų būti. Tavo reikalas, tu ilsiesi, bet iš tikrųjų norisi Aš rekordų nestatau, norisi prabėgti. Afrikoje man svarbiausia iš vis buvo išgyventi, tai dėl to aš ir neskubėjau. O šiaip tai... Išgyventi. Taip darau, klimatas, žinai. 3-5 laipsniai, žinai, 90 drėgmė, tai viskas ten normaliai. Ir atbėgom, aš neatsimenu, ar pirmą dienos, ten taip kaitino saulė. Tai va, tai realiniai pailsi tik tada, kada sustoji, kai kurie paima ir bėgdami geria, bet būna, kurie mėgsta sustoti, išgeria, o paskiau kitoj stotelė sustoja tam, kad išleistų tai, ką išgeria. Visaip. Kaip kieno tikslas? Kažkas ant laiko bėga, kažkas, kad tik tais pasižymėti. O koks rekordas yra? Žinai, domėjasi? Kas? Per 40 km, per kiek greičiausiai yra atbėgę? O, žinau, tie rekordai taip keičiasi. Daug atsilikai tu per pusvalandį. Tarkim, geresni rekordai, tokie laikai 2 valandas, ten 15 ar dar mažiau, tai yra... Aš jau greičiau negu tu, reiškia, ne? Taip grubiai. Taip grubiai, tiesiog grėbi mane veidą, taip, dvigubai greičiau. Taip. Tai, pavyzdžiui, palauk, čia, aš neatsimenu pavardės, Vokietijos mieste buvo dabar rudenį, reiškia, tas maratonas, ir pirma vieta bėgo paskutinius ten 3 kilometrus, neatsimenu, ar 18 ar 15 kilometrų per valandą, ką aš sau leidžiu per tą valandą, gal 2 minutės bėgti. O jis bėga, tai yra, jie kažkokie zombiai. Neįmanom. Baltaodžiai pasivyti, juodaodį, tai yra... Nevartojus nieko, tai yra... Yeah. Ką tu galvoji, ką tu galėtum patarti iš tikrųjų hebrai jaunimui ir mergaitėm tuo tarpu, pasikvietė aktorių, o dabar, žinai, kokius papildus, žinai. Klausykit, papildus. Profans, Bet tu vis tiek gali kažką tai patarti. Aš klausiu dėl savęs, gerai? Taip, aš tada paklausiu savo. Noriu pažadėti visiems ir man, žiūrėdamas į akis, kad pradėsi bėgioti? Taip, turiu sportinius kedukus. Jis turi tas Nike dar tą. Nike Plus. Ir labai norėčiau gegužės mėnesį sudalyvauti bėgime. Kokiam? Čia, kur prekės ženklas darys. Gegužės pabaigoje, ne? Aš berods vėsiu tą renginį. Biški prasibėgsiu tą dieną. Galėsi mane už rankos patempti. Gerai galą. Pašauksiu ant tavęs, parėksiu. Čia padeda. Paraginsiu. Nežinau, tu būsi pirmasis. O kiek kilometrų reikės bėgti? 5-10 arba... Aš esu 5 bėgęs. Nėra daug. Atbėgau prieš paskutinis. Ne? Kada tai buvo? Mokyklai. Tada buvom silpnesni. Šiek tiek bėgau jo. 6 kilus gal. Taip, tai treneris mane irgi visada padrasindavo, aš nebūdavau tas sprinteris. Pas mane trūkdavo tų greitųjų skaidulų, kurios, tu negali 100 metrų bėgti ir tu vis tiek atbėgsi paskutinis. Bet, sako, pas tavai yra ištvermė. Tu gali ilgai ir nuobodžiai bėgti. Tai pabandžiau, prieš paskutinį atbėgau. O pas mane buvo, bet, atsiprašau, nutraukiau. Viskas gerai. Tai, tačiau, kad... Jis bet neturi daugiau ką pasakyti. Tiesiog man priminė, kol nepamiršau. O aš buvau, atstovau mokyklą lengvą atletiką, buvau sprinteris. Ir kai būdavo tarp mokyklinės varžybas, dar Žemaitės gatvėje Maniežė stovisio geresnis buvo negu dabar, tai mes aš dalyvaudavau kaip sprinteris. Tai atsimenu dar vieną gyvenimo traumą, kai mes atbėgom su bičiuku tą patį laiką, ten 7 ir 9 buvo, koks sumas ten nesimenu. Žodžiu, atbėgom tuo pačiu laiku, bet aš krūtinę atsilikau. Aš to termino, aš taip nesupratau šito reiškinio. Laikas tas pats. Krūtinę atsilikau. Jisai gal buvo išpūtęs, žinai. Ta prasme, pirma vieta buvo palaidota. Bet aš buvau tas sprinteriukas. Greitukų, jo. Keista, kodėl dabar taip ant maratonų pasinešiai. Senstam, žinai. Tai pats nerūkai nieko, ar ne? Ta prasme, kai ruošiesi, tai visiškai jau ir maistas, ir jokio tūsai, nieko. Čia ne dėl to, kad ruošiesi, bet aš šiaip nerūkau jau 2 metai gal.
Wow. Jie alkoholiui vis labiau jautresnis tampu, kažkaip problemų niekad neturėjau, dabar dar mažiau turiu. Viskas normaliai. Viskas normaliai. Yeah. Džiugu. Padarom pertrauką, gerai? Padarom pertrauką. Einam prokį. Radistai grįžta atgal, 5 minutės liko iki 8 valandos vakaro ir mūsų šiandieną Sportin rubrikos svečias yra... Reikės varžybas. Leo Pobedonoscovas. Esi bėgęs, bet nesipūtęs. Eikit, jūs nukais. Žiūrėk, čia yra lenta mūsų. Va, žiūrėk, lenta. Po dešinio yra žmonės, kurie jau tai darė. Ką čia darysim? Čia laikas, Esi pūtęs. kad jis sproktų. Jo. Pūtės. Ar esi pūtęs? Į mikrofoną, padok mikrofoną, Leo. Ar esi pūtęs, Leo, Esu kaip nors? balionų esu pripūtęs, taip. O ne balionų? O ne balionų esu pūtęs policininkams. Ir žinok, Esi esu pūtęs Miglą pripūtęs. policininkams? Miglą pūtęs ar... Ir tą esu Ir pūtęs. dudelę? Pirmam kursė sumokėjau baudelę. O, šunuolis. Jo. Tai va, tai gerai, ką čia apie blogus dalykus? Apie rekordus pakalbėkim. Pakalbėkime apie gerus Pučiu ir dalykus. sprogdinu, aš taip supratau. Ne? Taip, tu turi pūsti tol, kol susprogs, gerai? O šitą rubrikėlę labai dukrai turėtų patikti, ne? Jo, Aš dukra jau visąlaik. su balionu irgi. Jūs norit kartu? Emilija, nori kartu su manim? Leonora, nenori? Gerai, tai... Užsidėk akinius, nes kartais taškosi čia labai, žinai. Visi Man vienam reikės? Aha, nes nuimsim laiką. Taip. Mes uždėsim laiką. Bet turi tik tai su burna. No hands. Pusk su burna, gerai? Va. Kokie laikai parodykit? Yra 11 sekundžių. 11 sekundžių. Antroje Šiaip vietoje- sakys per 9 padaro, bet čia tas balionų karalius. Ponas balionas, čia kur įsteigė, kur gamina balionus. Jo, tai o vėliau paskui eina Jonas, man atrodo, ne? Aha, tada Bet jisai Tomas. čytino, Tada Kaip jis išytino? nu, negaliu pasakoti, bet jisai čytino. Jisai atsinešė adatėlę ir pradūrė balioną. ne, Bet aš čia su laikas ranka. suskaitytas ar ne? Ne, bet jisai kabo lentoji dėl to, kad jisai kaip boba. Po to Tomas Šimkus, kuris ten tas burtininkas, žodžiu. Vakit, aš susijauninu. Tai jisai 17 sekundžių, Rolando yra 25, tada Benediktas Vanagas, lenktynininkas 25 sekundės, Algis Ramanauskas 26, Samas 45, nu daugiau. Pas Samą labai didelis balionas iš tikrųjų gavosi. Jo. Ar ne? Brokuotas. Gali būti brokuotas iš tikrųjų. Supratau. Gali būti brokuotas Tai arba kada pasiruošęs? silpnais Pavadinkim, čia kita kategorija tiesiog. Žiūrim, kaip bus. O kas laiką nuiminė? Aš. Tai you are ready, ne? Ne. Palauk, tiesiog tokios rubrikos, tokių varžybų neturėjau. Emilija, sirksit mane, ne? Valpus, mergaitė. Nenusiteikus jinai. Dukryt, dedikuoju tau. Sakiau, kad tu sirksi, palaikysi mane. Aš turiu jų pripūsti ir susprogdinti. Oho. Ok, nes man pjauna dabar akis jų šakeliai. Aš pasiruošęs. Gerai, tu pasiruošęs, mes O irgi. gali gerą muziką paleisti? Galiu gerą Man neausis muziką. bent jau. Kokios tu norėtum muzikos? Ramesnės, tokios Ramė, tu trankesnės. mėgsti ar trankesnės? One day baby. Ok? Aš nežinau, aš turiu, One day neturiu. baby, only one. Mes turim tik tai šokio. Yra one day, baby. Tik Nežinau, turi būti, kieno nu čia- YouTube paleisk. Neturiu čia YouTube. Kino čia gabalas yra One Day Baby? Tas, aš nežinau. Ibrahimas, ar kaip jisai, Nėra. Hitas numeris 1. Buvo rūdė Padainuok tikrai jam, ilga. padainuok. One day baby, but it done, Ne. Yeah! Bet čia remiksuotas jisai. Nesvarbu, Tinka tau šitas. pasiruošęs. Are you ready? Yes, I am! Ok, 3, 2, 1, startas! Gali laikyti, gali. One day, baby! Didėja. Jau pusė dydžio yra. Eina. Mažais, gerais putimais. Aš pasiruošęs spausti stopą. Didelis balionas, žiauriai. Dar. Samo likimas. Wow. Wow. Akinė netaprasavo. Čia, žinok, buvo Samo likimas, balionas pagerintas, buvo super XL. Taip vadinamas Samo balionas, ne? Jo, Samo Koks efektas. laikas? Samo baliono efektas. Kiek, Rolandai? Aš žinau, jūs galite manyti spėti, iš tikrųjų. 37 sekundės. Ne.
Mažiau. Palauk, aš net, ar mano ausyse zvimė, aš labai girdėti pradėjau. Ar čia vėl endorfinai tau. Nosis suprakaitavo. 1, aš negirdžiu. Vyrai, jūs dingstat man iš ausų. Kur jūs? Mes tikrai negirdėjom. Ką? Nieko negirdėjom? Girdėjom. Ne, gerai efektas sugalvoju. Nosis suprakaitavo. Nu tai ką, aš galiu skelbti drąsiai ir sakyti, kad Leo yra šaunuolis.